Tai laba diena visiems ir norėčiau pradžioje iškart paklausti, ar gerai aš girdžiuosi. Tikrai puikiai. Gerai, ir iškart atsiprašau, kad negalėsiu įsijungti kameros, nes tiesiog jinai labai sugedus. Rodo vaizdą, bet tokiam spalvotam fone, tai iš jos naudos jokios nebus. Tai už šitą aš atsiprašau, bet tikiuosi užteks ir garso, kad pasidalint esminėmis idėjomis. Tai sekantis dalykas, ką norėčiau dar aš pasakyti iš pat pradžių, kad visi pranešimai yra tokie praktiniai, iš realaus gyvenimo, taip, su realiais žmonėmis ir geroj patirtis, ir čia yra šios konferencijos stiprybė turbūt, bet mano pasisakymas bus toks daugiau teorinis ir iš makro lygio gal net, nes tai diktuoja mano specialybė, mano darbas. Esu sociologas, esu politologas, politinės sociologijos atstovas ir mes, domimės ne tik tai tokiais atvejų analizės reikalais, bet ir tokiais makro reikalais. Ir kai aš buvau pakviestas į šitą konferenciją, tai aš pirmiausia ir pagalvojau, kad šiuolaikinė pedagogika, šiuolaikinė didaktika arba mokinio ir mokytojo santykis pirmiausiai priklauso arba yra įtakotas bendresnių visuomeninių tendencijų. Ir aš norėčiau jas trumpai pristatyti tada. Aišku, šitos dalykus dėstau universitete semestrais, tai čia per kelias minutės labai sunku, bet tokius pagrindinius dalykus gal ir susakysiu. Tai iš sociologinės perspektyvos, sociologija kaip mokslas, jinai postuluoja vieną pagrindinę tezę, kad viskas, kas vyksta visuomenėje, skaitant ir pedagogiką, skaitant ir politiką, ekonomiką ir taip toliau, priklauso nuo bendresnių visuomenę įtakojančių veiksnių arba mechanizmų. Tai štai klasikinė sociologija, jinai tuos veiksnius aprašė maždaug taip, kad pastaraisiais 200 metų, aš čia trumpai tokį kontekstą noriu šiaip nubrėžti, kad per pastarosius 200 metų vakarų visuomenė patyrė labai stiprią transformaciją. Ir šią transformaciją sociologija aprašo kaip perėjimą iš tradicinės visuomenės į modernę visuomenę arba iš feodalinės į žemės ūkio ekonomikos į industrinę visuomenę. Tai taupant laiką ir labai jau koncentruotai kalbant, tai mes dabar gyvenam dar sekančioje transformacijos stadijoje. Tai perėjimas iš tradicinės į modernę, į industrinę įvyko XIX amžiuje, XX amžiaus pradžioj, o štai po antro pasaulinio karo, 20 amžiaus antroji pusėje, mes jau gyvename dar kitomis savybėmis pasižyminčioje visuomenė. Ir kai sakau visuomenė, tai čia turime omeny, aišku, pirmiausia, vakarų visuomenė. Tai iš tradicinės į modernę, industrinę, iš industrinės modernios į postmodernę arba postindustrinę. Ir dabar, kaip čia siejasi su mūsų konferencijos tema, mokinio-mokytojo santykių arba pedagogika, ogi siejasi, žinokit, labai konkrečiai iš tikrųjų. Šio proceso, šios transformacijos vienas pagrindinių bruožų, aš juos dabar išvardinsiu 2-3 bruožus, bet vienas pagrindinių bruožų yra autoriteto mažėjimas. Jau pereinant iš tradicinės į modernę, į fabrikinę, industrinę visuomenę, sociologai aprašo autoriteto įrimą. Kad autoritetas čia reikia suprasti įvairiausią, kuo plačiausią prasme. Tai pirmiausia, aišku, bažnyčia, Dievo samprata, tėvo vaidmuo, vyro vaidmuo. Ir mes žinom, kad kai kurios socialinės politinės jėgos judėjimai sveikino šitą procesą kaip moters išsilaisvinimo, emancipacija ir visas feminizmas iš to kilo. Irgi čia yra pozityvių dalykų, bet nieks negali nuneigti sociologų išvados, kad autoritetas palaipsniui yra arba mažėja. Ir tai, ką mes dabar šiandien jau vadinam tradicinę visuomenę arba tradicinę pasaulėžiūrą, jinai iš tikrųjų dar stipriau patiria iššūkius. Gal konkrečiausias bus pavyzdys, tai šeimos institutas. Niekada per visą istoriją nebuvo tiek daug skyrybų, kiek mes turim šiandien. Tai gal čia pats praktiškiausias toks aspektas. Jisai parodo, kad vis dėlto
tradiciniai ryšiai tarp žmonių, jie irgi patiria iššūkius, švelniai tariant. Nepasitikrinau dabar prieš pat konferenciją statistikos, bet prieš kelis metus buvo apie 60% Lietuvoje skyrybų, tai praktiškai iš 3 2 poros įsiskiria. Tai čia yra šiuolaikinis įrodymas, kaip irsta tradiciniai supratimai, institutai, pasaulėžiūra, santykiai. Kitas dalykas, kas būdingas iš šitam procese, o tiesa, aš čia peršokau, bet prie autoriteto, reiktų pasakyti, kad vis dėlto mokytojas kaip autoritetas irgi dalyvauja šitame procese ir jisai patiria iššūkių. Jeigu jis nepatirtų iššūkių, jeigu mokytojas iki šiol būtų autoriteto atstovas, ar mums reikėtų Lietuvoje skelbti tokį šūkį, kaip atstatykime mokytojo profesijos prestižą? Tai turbūt mes net nekeltumėm tokio klausimo. Tai, bet jau pats faktas, kad Lietuva čia kažkelintais metais prieš porą metų ar prieš kelis išsikėlė tikslą mokytoją vėl padaryti prestižinę profesiją, rodo, kad mokytojo profesija patiria sunkumų. Taip, ir kaip sociologas galėčiau pasakyti būtent tai, ką jums ir sakau, patiria dėl autoriteto mažėjimo. Ir aišku, dėl kitų faktorių, bet ir iš šitos pusės. Ir sekantis labai svarbus bruožas, kuris įtakoja iš tikrųjų tiek mokytojo statusą, tiek autoriteto statusą, tiek mokinių gebėjimus. Tai yra antras didžiulis bruožas ir jis jau būdingas postmoderniai, postindustriniai visuomeniai. Tai yra polinkis į savirealizaciją, į saviraišką. Ir yra didžiuliai tyrimai apimantis visą pasaulį. Ronaldas Inglehartas aprašo, kaip žmonių, vakarų visuomenės vertybės kinta iš išgyvenimo vertybių, kas svarbiausia 19 ir 20 amžiuje buvo išgyvenimo, angliškai survival values. Dabar jos transformuojasi jos nelieka išgyvenimo jau plotmėj, bet jos jau transformuojasi į saviraišką. Reiškia, išgyvenimo problemos, grubiai tariant, yra išspręstos. Ir vėlgi, grubiai tariant, nieks, arba visi turi galimybės nebadauti. Taip, jeigu yra minimali sveikata, gali užsidirbti, gali, reiškia, visos galimybės skurdui nebūti. Vėlgi, kalbama apie vakarų visuomenė. Tai va, polinkis į savirealizaciją yra vienas didžiausių postmodernios visuomenės bruožų, vienas svarbiausių. Ir šitoj vietoje amerikiečių sociologas Kristoferis Lešas, jisai dar papildo labiau, jau iš naujausių tendencijų, 20 amžiaus galo tendencijų, jis yra parašęs įspūdingą veikalą The Culture of Narcissism, savirealizacija baigėsi narcisizmu, taip, polinkiu save sureikšminti, polinkiu iškelti ego, taip. Ir iš karto eina, aišku, čia yra ir geros savybės, ir blogos, bet prie blogų iš karto galim paminėti iš egoizmo, iš narcisizmo empatijos mažėjimą. Taip? Ir turbūt jau akivaizdžiai galima suvesti šitą procesą į, tarkime, vaiko teisių iškilimą ir plėtrą. Niekuomet vaiko teisės nebuvo taip akcentuojamos valstybinių ir netgi tarptautinių lygmenių kaip šiandien. Ir aš pats esu didžiulis kritikas Lietuvoje įgyvendintų vaiko teisių reformos atžvilgių. Jas traktuoju kaip, vos ne kaip vaiko teisės, bet kaip, grubiai tariant, vaiko pažeidimo teisės. Ta prasme, institucijos labai pradeda piknaudžiauti. Būtent dėl to, kad vaiko teisės išaugina valstybės priežiūrą, globą ir atveria vartus, reguliuoti tai, kas anksčiau buvo šeimos privatus gyvenimas. Tai va šitie procesai jie puikiai iliustruoja tai, ką sociologai kalba kaip apie makro vakarų visuomenės pokytį. Tai reiškia, autoriteto irimas, nebuvimas arba, reiškia, toksai sumenkinimas ir jo nematymas prasmės kaip mokytojo, tėvo, pasaulėžiūros, bažnyčios ar darbo, taip, to autoriteto. Ir tas procesas yra lydimas koja kojon su savirealizacija, egoizmu, narcisizmu. Ir neatsitiktinai, turbūt irgi galim tą papildyti, socialinių medijų atsiradimas, išpopuliarėjimas ir labai staigi plėtra. Taip, kas yra socialinė medija, arba Facebookas, arba Twitteris?
Čia aš turbūt jau užsišnekėjau toj dieną, ar ne? Tik jau, jeigu kažkaip tai į saulėlydį bandytume veikti, jau tai būtų yra gerai. Būtent, gerai, aš tada prie tokių praktinių tokių reikalų. Tai reiškia, ką daryti tada, kai jeigu egzistuoja tokia save transliuojanti visuomenė, egoistinė, narcisistinė, į saviraišką linkusi, taip, tai aišku yra daug pedagoginių patarimų, bet man primtiniausias yra tiesiog atstatymas tradicinės pasaulėžiūros. Ir konkrečiai tai reikštų, kad pirma pareigos, o paskui teisės. Pirma darbas atliktas, o paskui žaidimai. Pirma turi koncentruotis į ką privalai padaryti, aš turiu minį vaikas, taip čia nais. Ir tik paskui, ką gali padaryti su draugais, su žaidimais, su kompiuteriais ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip tariant, tradicinės pasaulėžiūros atstatymas, net jeigu jis atrodo kaip atgyvenęs, toksai senoviškas, bet žinokit, jisai staigiai populiarėja. Ir tarkime, Amerikoje populiarėja toks judėjimas survivalizmas, išlikimo. Reiškia nepasitikėti tik tai komfortiškų Akropolio stiliaus shopping centrų, siūloma tokia gyvenimo pasaulėžiūra, kad tu tik vartok, bet pasidaryk pats. Mokėk išgyventi, susisiuk daiktą, taip, prisikliuok pats plytelę, o ne kviesk meistrą, kad prikliuotų. Aš tokius praktinius pavyzdžius duodu, bet šita paradigma mano supratimui tik aktualiai. Tai atsiprašau, kad galbūt per daug teoriškai ir per daug makro, bet, pasistengiau iš sociologinės perspektyvos pažiūrėti šitą reikalą. Ačiū.